Sveiki, esu Aurimas Akšauskas, dalyvausiu Darnaus miesto projekte, kurio metu filmuosime Andrių Mamontovą. Būtent dėl to šį savaitgalį keliausime į Žagarę, kur mėginsime jį patį pakalbinti. Vėliau savaitgalį keliausime į Prienus, kur vyks jo koncertas. Ten mėginsime jį nufilmuoti. Šiame projekte nutariau dalyvauti, nes man pasirodė, kad jisai išties įdomus ir šito Lietuvoje galbūt dar nebuvo. Elektroninis dievas mano mintyse, tobulas veidas mirgančiam ekrane. Mano vardas yra Andrius Mamontovas, aš esu dainų autorius ir atlikėjas. Šiuo metu esu Žagarėje, čia vyksta Žagarės Vyšnių festivalis. Dabar scenoje groja mano draugai iš Australijos. Aš groju populiarią muziką, pop muziką. Man labai sunku įvardinti savo muziką kaip vieną stilių. Pas mane yra ir tokių daugiau elektroniškai skambančių dainų, yra dainų, kurios skamba kaip roko muzika, yra dainų, kurios skamba kaip pop muzika. Man yra visada įdomu derinti skirtingus stilius arba skirtingas dainas atlikti skirtingų stiliumi. Visada stengiuosi kažkaip tai kiekvienai dainai rasti kažkokį sprendimą. Dėl to, kai manęs klausia, koks mano muzikos stilius, aš galiu atsakyti, aš nežinau. Turbūt tai yra pop muzika. Populiarioji muzika gyvavo visais laikais. Iki šių laikų išliko kažkokios populiarios dainos, kurias mes dabar vadiname liaudies dainomis. Bet tas liaudies dainas kažkas irgi yra sukūręs. Liaudies dainų irgi nesukūrė kažkokia liaudis, ją sukūrė kažkoks vienas arba keli žmonės. Tiesiog jų autorių vardus mes dabar jau užmiršome. Bet visais laikais buvo muzika, kuri buvo populiari didžiosios žmonių dalies tarpe. Tai šiais laikais, šių laikų populiarioji muzika prasidėjo turbūt nuo Elvio Preslio, nuo Beatlų, nuo Rolling Stones. Jinai prasidėjo maždaug 50-60 metais, kada atsirado įrašų industrija, kuri tą populiarią muziką labai stipriai išpopuliarino visame pasaulyje. Su muzika, kaip ir kiekvienas iš mūsų, turbūt susidūriau nuo pat gimimo. Muzika mus lydi visą laiką, jinai yra visą laiką kažkur šalia. Jinai gali tyliai groti kambarį, gali kažkur bumbsėti pas kaimyną už sienos. Muzika gali skambėti iš instrumento, kurį mes laikėm savo rankose. Muzika, jinai lydi mūsų gyvenimą. Mes, jeigu pabandytum įsivaizduoti gyvenimą be muzikos, aš tiesą sakant, net sunkiai galiu tą padaryti. Todėl nuo vaikystės ją girdėjau. Taip, kad toksai tiesioginis, betarpiškas susidūrimas galbūt, kai buvo man kokie turbūt 5 metai. Ir aš pirmą kartą man parodė, kaip įsijungti patefoną, kaip ant jo uždėti plokštelę vinilinę, kaip uždėti adatą, kad suskambėtų muzika. Ir nuo tada aš ją pradėjau klausyti pats. Pradėjau rinktis, kokia muzika man patinka. Pradėjau ieškoti įrašų kažkokių atlikėjų, kurie man patinka. O vėliau supratau, kad aš ją noriu ir groti. Man labai patinka
atras kažkokį savo garsą, atras kažkokį akordą, akordų seką, sugalvot melodiją, parašyti tekstą dainai. Taip aš tapau dainų autoriu. Ir mūsų pirštai pasiklys. Vienas kito plaukuose. Aš sudegsiu ugnyje. Kai atsiklaupsiu prieš tave. Ir mūsų akys degs. Žvaigždės vėliau švytės. Aš sudegsiu ugnyje. Kai atsiklaupsiu prieš tave. Aš turbūt neturiu kažkokio tai tokio konkretaus gyvenimo moto, bet aš stengiuosi laikytis principo ne elgtis su kitais taip, kaip kad norėtum, kad jie elgtųsi su tavimi. Manau, tai yra pagrindinis apskritai visų gyvų būtybių principas, ypatingai civilizuotų ir mąstančių. Aš visą gyvenimą norėjau daryti tai, kas man patinka, tai, kuo aš gyvenu, ir tai yra kažkaip muzikoje aš atradau save šitoj vietoje. Aš groju tai, kas man patinka pačiam. Ir aš galiu pasakyti, kad aš esu laisvas žmogus, nes aš pats renkuosi, ką aš veikiu. Aš niekam nedirbu. Aš darau tai, ką sugalvoju pats. Manau, kad apskritai menininkai turbūt yra patys laisviausi žmonės mūsų pasaulyje, nes jie gali patys pasirinkti, ką jie nori daryti. Aš manau, kad žmogus, kuris nusprendė susijęti savo gyvenimą su muzika, jis turėtų pradėti muzikuoti. Kai kurie iš mūsų yra lankę muzikos mokyklą, kai kurie ne. Vieni turi išsilavinimą, kiti išmoko groti patys. Tai neturi didelės reikšmės, nes, tarkim, ta populiarioji muzika, jinai yra nesuvaržyta kažkokiais rėmais. Joje yra ir populiarią muziką groja ir konservatoriją baigę muzikantai, yra visiški savamoksliai, grynuoliai. Tai svarbiausias dalykas yra muzikuoti, susirasti bendraminčių, su kuriais tu kartu galėtum kurti muziką. Ir jeigu iš tikrųjų rimtai galvojate apie muziką, reikia stengtis kuo daugiau groti gyvai, kuo daugiau groti kažkokiuose ar mokyklos renginiuose, ar kažkokiam draugų rate. Reikia stengtis groti gyvai publikai ir atrasti savo santykį, ko nereikėtų daryti. Aš manau, kad nereikėtų pradėti savo kelio į muziką nuo kokio nors televizijos šou. Tai dažniausiai iš karto ir sužlugdo jaunus žmonės. Ir duoda labai greitai išgarsėjimą, bet kai tave televizija nustoja rodyti, viskas prasideda vėl nuo nulio. Todėl, jeigu jūs rimtai galvojate apie gyvenimą su muzika, pradėkite geriau eiti mažais žingsniais, muzikuoti po truputį ir groti kuo daugiau koncertų, kur tik įmanoma. Ir nepradėkit nuo klausimo apie pinigus. Jeigu tu vertas, tu vėliau uždirbsi iš to, bet negalima pradėti nuo minties apie tai, kad aš dabar groju ir dabar jau iškart turiu užsidirbti pinigų. Dažniausiai taip nelabai kas pavyksta. Aš ir vėl krentu
Šiąnakt aš tave išduot galiu. Įsileisk mane į save, kur saugu. Mėlyni kalnai, ten kažkur toli prie debesų. Mano mintyse aš tenai, kaip ir tu. Jei tik pasiimtų į sapnus mane, tai būtų 9 gabus rytas. Aš noriu, kad jūs pasidomėtumėt, kokios buvo didžiausios muzikinės revoliucijos pastarųjų, tarkim, 50 metų bėgyje viso pasaulio populiariosios muzikos istorijoje. Jeigu tu nori, garbink ką nors. Garbink saulę iš giedro dangaus. Ji neklausia, kas tu esi. Juk tik šviečia jai lygus visi. Aš Giedrė Kederytė, atstovauju Birštono gimnaziją ir padedu filmuoti vaizdo klipą su Andriumi Mamontovu, o padedu todėl, nes labai mėgstu kalbėti ir visko visada. Tai va tiek, galvoju, kad bus labai smagu atrasti save dar vienoj srity. Tai va. Garbink kažką, garbink vandenį, jis taja. Tu sukvapins vien iš lietaus, tavo kūnas vanduo iš dangaus. Tik tavyje pasaulį gyventi. Čia yra, aš kadangi ekologiškai gyvenu, tai aš kabinu savo iPhone'ą čia. Paprastai muzikantai susirašo dainų sąrašą ant popieriaus. Aš turiu iPhone'ą, tik tai viską ateinu ir čia įsidedu. Šiaip, nežinau, jeigu neteko būti scenoj, yra 2 aparatūros komplektai visada visose koncertuose. Tai yra vienas aparatūros komplektas yra kolonėlės, kurios taip vadinama, jos vadinasi priekis. Tai yra garso sistema, kuri skirta klausytojams. Tai yra iš tų kolonėlių muziką girdi žmonės, kurie klauso, kurie yra auditorija. Yra kita atskira visiškai garso sistema. Tai yra vadinasi monitorinė sistema. Tai yra kolonėlės, ausinės, dar taip vadinama in-ear monitoriai, gitarinės kolonėlės. Tai kiekvienas muzikantas turi dar savo papildomą garso sistemą atskirą. Ir yra dar garso sistema, kurie apskritai. Tai yra scenai skirta garso sistema, todėl kad didelėje erdvėje muzikantai, kad jie susigrotų tarpusavę, jie turi patys save gerai girdėti. O jeigu garsas sklinda tik į tą pusę, tai ir čia nebūtų jokios garso sistemos specialiai skirtos scenoj, mes girdėtume tik tai garsą, kuris atsimuša iš kito salės arba aikštės galo ir mes negalėtumėm groti, todėl kad garsas vėluotų ir mes tarpusavį negalėtumėm susigroti. Todėl
muzikantui yra labai svarbi monitorinė sistema, kuri yra scenai. Dėl to vyksta garso repeticija prieš koncertą. Muzikantai susiderina savo tarpusavio garsą. Tai yra, aš pasidarau taip, kad aš savo ausinėse gerai girdėčiau būgnininką, smuikininką, klavišininką, bosistą, pats save, pats savo vokalą. Todėl, kad triukšmas būna didelis ir mums reikia patiems save gerai girdėti. Tai scena turi visada dvi garso sistemas, kurios veikia atskirai visiškai. Garsistas, kuris sėdi prie pulto, jisai reguliuoja pagrindinės garso sistemos visą ūkį. Ta prasme, tas garsistas, kuris sėdi ten, jisai reguliuoja garsą, kurį girdi publika. Ir ant scenos būna atskiras garsistas, atskiras pultas. Garsistas, kuris sėdi čia, jisai reguliuoja scenos visos monitorinės sistemos garsą. Tai yra, jeigu man koncerto metu aš negirdžiu kažkurio iš savo muzikantų, aš atsisuku į monitorių garso operatorių ir rodau jam, kad jis man, pavyzdžiui, pakeltų klavišų garsą. Tai, aišku, šalia to yra dar apšvietimo sistema, bet čia jau nebe muzikantų rūpestis dažniausiai būna. Čia būna šviesos dizaineris ar scenos dizaineris, kuris rūpinasi video projekcijomis ar apšvietimu. Čia jau turbūt atskira tema. Mano muzikinė veikla susideda iš kelių skirtingų etapų. Ir tiems skirtingiam etapam reikalingi skirtingos priemonės. Tam, kad parašyti dainą, man reikalinga akustinė gitara, popieriaus lapas ir tušinukas, rašiklis. Ir rami vieta kažkokia, kur tavęs nieks netrikdo. Tai, kad parašyti dainą, daugiau nieko nereikia. Todėl, kad bet kokia daina, bet koks muzikinis kūrinys visų pirma, prasideda nuo to, kad pati daina turi kalbėti, turi kažką sakyti. Todėl muzikos ir teksto sukūrimas, kurie neštų žinutę, yra pamatinė ir pagrindinė dainos sėkmės dalis. Vėliau tą dainą reikia įrašyti. Ir šiais laikais mes turim labai didžiulę įvairovę priemonių, kuriamis naudodamiesi mes galim įrašyti savo muziką. Aišku, mes galim susitaupyti pinigų ir eiti į kokią nors didelę studiją arba važiuoti. Aš, tarkim, esu įrašęs kelis albumus Varšuvoje, Lenkijoje, todėl kad jie ten turi gerai įrengtas didžiulės studijas įrašų su pasaulinės klasės aukščiausia įranga ir gerais garso operatoriais. Yra vienas kelias. Aišku, jaunam atlikėjui paprastesnis kelias yra įrašyti pačiam. Ir šiais laikais mes turim išties labai didžiulę naujovę. Man tai yra vis dar naujovė, nors pasaulis ją jau naudojasi daug metų, bet man vis dar neįtikėtina, kad gali pasiėmęs kompiuterį sukurti jame pilnai visą įrašą. Tai iš tikrųjų elementariomis priemonėmis įrašyti dainą mums reikia laptopo, mikrofono ir įrenginio, kuris pakeičia analoginį signalą į skaitmeninį. Tai yra tai, per ką tu prijungi gitarą arba mikrofoną prie kompiuterio. Aš naudoju palyginus nedaug įrangos, aš turiu didelį gerą kompiuterį, turiu kelis klavišinius instrumentus, turiu porą elektrinių gitarų, turiu
didžiulę kolekciją visokių barškalų ir perkusinių būgnelių. Turiu bosinę gitarą, turiu kelis mikrofonus ir kartais aš įrašinėju namuose, kartais aš pasiemu visą savo įrangą ir važiuoju kur nors, nežinau, įrašinėju kokią nors viešbutį arba esu įrašinėjęs miške tiesiog. Taip žinai, kad galima pasirinkti vietą, kurioje tu gali įrašinėti dainą, tą kažkokią vietą, kurioje tu gerai jautiesi ir kuri gerai skamba. Tai padaryti elementarų įrašą užtenka įrašinėjančios priemonės, tai yra diktofono arba kompiuterio, gero mikrofono ir kažkokios vietos, kurioje garsas gerai skamba. Kita dalis yra atlikimas muzikos scenoje, gyvas atlikimas. Tam reikalinga be jokios abejonės daug daugiau įrangos ir koncertų metu dažniausiai, aišku, stiprinimo aparatūra ją atsiveža ne muzikantai, ją nuomoja ir pastato kartu su scena koncerto organizatoriai. Muzikantai atsiveža savo instrumentus ir tai, kas jiems būtina. Tai koncerte aš dažniausiai, aišku, irgi naudoju gitarą, naudoju kelias gitaras, turiu akustinę, turiu kelias elektrinės gitaras, turiu specialius priedėlius skirtus pakeisti elektrinės gitaros garsą į, tie efektai jie skirti sukurti skirtingą aranžuotę. Tu manai, kad jų rytoj nebus. Tai, ką turi, tau nepriklauso. Tai, ką gavai, skirta ne tau. Ar tu girdi angelo balsą, ten, kur giliai plaka širdis, ją turi. Yra žmonių, kurie yra visiškai grinuoliai. Jie tiesiog turi jausmą ir jį išreiškia įvairiomis priemonėmis, kartais visiškai nestandartiškai, netradiciškai ir labai įdomiai. Kartais kažkoks labai kryptingas mokymas tą tų žmonių grinumą gali panaikinti, kartais gali jį sustiprinti. Dėl to nėra vieno kažkokio modelio. Kiekvienas muzikantas randa savo kelią. Kitam žmogui naudinga žinoti pagrindus muzikos. Jisai nuo jų atsispirdamas paskui kažką kūrė savo. Dar kitiems žmonėm norisi turėti pilną muzikinį išsilavinimą, aukštąjį muzikinį išsilavinimą. Tai aš tarp visų tokių žmonių statau lygybės ženklą, todėl kad finale yra svarbu tai, ką jūs sukūrėt ir kaip tai priima žmonės. Bet sakau, kiekvienas turėtų rasti savo kelią. Tai nereiškia, kad jeigu mums kažkaip, kad reikia galvoti, kad aš galiu iš vis nieko nesimokyti ir groti. Galbūt kažkam tai galios, bet galbūt kažkam ne. Dėl to reikėtų pabandyti vienaip ir kitaip. Tiesiog čia tas pats kaip ir muzikinis instrumentas. Aš tarkim, su viena gitara man kažkaip grojasi gerai, aš jaučiu, kad jinai man tinka, su kita ne. Tai muzikoje visada reikia ieškoti. Visada reikia ieškoti ne tik priemonių, bet ir išraiškos būdų. Ieškoti. Tai yra kūrybinis darbas. Ieškoti kažkokių tai idėjų, muzikinių, jas išreikšti. Dėl to tas, sakau, mokymas jisai sąlyginis dalykas. Vieniems jis reikalingas, kitiems galbūt ne. Kaip ir sakiau anksčiau, populiarioji muzikoje nėra kažkokių labai griežtų taisyklių šituo aspektu. Jeigu jūs jaučiat, kad jūs norit rašyti dainas, susiraskit instrumentą, susiraskit rašiklį, popieriaus lapą ir rašykit dainas. Pakeliui jūs įgysite kažkokių tai patyrimų, kurie leis jums judėti priekį. Jeigu jūs norit groti, tarkim, klasikinę muziką, be jokios abejonės jums reikalingas klasikinis išsilavinimas, tai yra visiškai kita sfera. Bet populiarioji muzikoje vėlgi kartais
Kartais dalykai, kuriuos mes prieš tai sužinom visiškai galvodami, kad jie mums nereikalingi, vienu momentu jie kartais mums staiga labai praverčia. Kartais trukdo. Čia aš jums negaliu duoti vieno recepto, jo nėra. Čia yra kiekvieno asmeninis ieškojimo kelias. Bet pradėti visada viskas prasideda nuo to paprasto dalyko. Instrumentas, rašiklis ir popieriaus lapas ir jūsų fantazija, jūsų kūrybingumas. Tai yra svarbiausi elementai. Kur gyvenai prieš 3 žiemas, niekada daugiau neteks sugrįžt. Tai dėl ko verkiai prieš 3 dainas, ši daina tikiu padės užmiršt. Kelio pradžioje buvai švarus, pabaiga randi giliam purve. Jeigu sutikai naujus draugus, nežinai ar jie išduos tave. Tai, ką turi, tau nepriklauso. Kaip jums sekasi? Ir prieš mus šiandien groja daug puikių grupių. Ar jūs dar turit jėgų? Prašau. Nieko nesmatė. Be muzikos aš turiu dar didžiulį tokį pomėgį, kuris yra mano hobis nuo vaikystės. Aš labai mėgstu fotografiją, mėgstu tiesiog fotografuoti. Turiu keletą įvairių fotoaparatų, kuriais kiekvieną dieną kokį nors vieną iš jų pasiemu su savim, kur aš beičiau, kur bebūčiau. Bent po kelias nuotraukas kasdieną būtinai padarau. Tai yra tokia šiek tiek kitokia, bet irgi kūrybinė veikla. Tiesiog kartais reikia pabėgti nuo to, ką darai, persijungti, kad vėl sugrįžtum atgal su naujom mintim, su naujų požiūriu. Juolab, kad fotografija labai puikiai dera visada su kelionėmis, su žmonėmis, kuriuos aš sutinku tarp koncertų. Aš kartais užsiemu nežinau, kaip pasakyti, kažkokia visuomeninė veikla, dalyvauju keliuose tokiuose projektuose, bet tai jau atskira tema. Aš neturiu tipinės darbo dienos. Mano gyvenime būna įvairios dienos priklausomai nuo aplinkybių. Jeigu tai yra gastrolės, tai dažniausiai aš atsibundu kur nors viešbučio kambarį, susidedu daiktus, sėdu į automobilį, į lėktuvą ir važiuoju į sekančią vietą. Dažniausiai, jeigu tai yra Lietuvoje, mes tiesiog su grupe važiuojame į sekančio koncerto vietą, į kitą miestą. Ir kai atvykstam, tada vyksta aparatūros sujungimas, garso patikrinimas, tokia prieš koncertinė repeticija nedidelė scenoje. Tada vyksta koncertas. Tada mes susidedam daiktus, susikranam į mašiną ir važiuojam arba namo, arba vėl į sekantį viešbutį. Būna dienų, jeigu tai yra diena, kada aš rašau kokią nors dainą, tai aš atsibundu ryte, namuose dažniausiai, papusryčiauju, paskaitau žinias internete, atsakau į laiškus, pasiimu gitarą, pradedu groti. Kartais mano darbo diena prasideda naktį, kai mano šeima miega ir aš lieku visiškai vienas savo kambarį, aplinkui tylu, tada galiu susikaupti niekieno netrukdomas. Jeigu aš rašau muziką spektakliui, aš dažniausiai iš pat ryto einu žiūrėti repeticijos, žiūrėti kaip režisierius dirba su aktoriais, kaip jie repetuoja, koks yra spektaklio ritmas, kokių garsų reikia. Tada grįžęs namo sėdu prie kompiuterio, įsijungiu savo klavišinius instrumentus ir ieškau kažkokio temų ar garsų. Muzikanto gyvenime nebūna vienodų dienų. Tai yra gyvenimas visą laiką judėjime. Dėl to man jisai toks patinka. Tas, prie kurių ilgai buvo.
kai nieks manęs nebestabdys. Aš liksiu ten, Įkvėpimas ateina iš įvairiausių dalykų. Įkvėpimas ateina iš gyvenimo. Kai tu gyveni gyvenimą, tu susiduri su įvairiom situacijom, įvairiais žmonėmis, išgyveni įvairias nuotaikas, pakliūni, perini per įvairias būsenas. Visi tie dalykai tave įkvėpia papasakoti apie tai. Kūryba tai yra, kai tu susikaupi daug įvairiausių įspūdžių ir paskui apie juos pasakoji per savo matymo prizmę. Apie tai, ką aš išgyvenu, aš pasakoju per savo dainas. Įkvėpimas gali būti ir geras filmas, ar gera knyga, ar kokio nors žmogaus pasakyti žodžiai. Įkvėpimas gali būti tiesiog gamtoje, ar paklausius kokios nors kitos grupės. Įkvėpimas gali ateiti iš bet kur, iš visur. Dėl to reikia visą laiką stebėti pasaulį. Man geriausia kūrėsi, aišku, kūryba reikalinga kažkokia rami aplinka tam, kad tu galėtum tiesiog susikaupti. Kad parašytum dainą, kartais reikia tiesiog susikaupti ir sutelkti visą savo dėmesį tai, ką tu darai. Apskritai, bet kokį darbą darant, reikia į tą darbą sutelkti visą savo dėmesį. Tada jis geriausiai gaunasi tas darbas. Paprastai viskas prasideda nuo muzikos, aš randu vieną akordą, 2 akordus, 3, 4. Tada atsiranda melodija, vėliau atsiranda žodžiai tai dainai, taip atsiranda daina. Kažkokio tai recepto aš neturiu. Tiesiog, ateina tas momentas, kada tu jauti, kad dabar jau tu pasiruošęs parašyti dainą, tai aš visada laukiu to momento. Jeigu jūs grojat, turit jau savo kažkokį, instrumentą, turit grupę, turit energijos, turit daug noro. Svarbiausias dalykas yra, ką jūs tuo norite pasakyti, ką jūs apskritai norite pasakyti. Tai yra svarbiausia. Todėl, kad visi mūsų mėgstami atlikėjai, visa populiariausia pasaulio muzika, mes visada iš jų gaunam kažkokią žinutę. Ką jūs norit pasakyti savo daina? Kai jūs kūrėt dainą, ką jūs tą dainą norite pasakyti? Tai yra svarbiausia. Ką jūs norit pasakyti? aš sudegsiu ugnyje. Kai atsiklausiu prieš tave. Ir mūsų akys vėl spindės. Ir žvaigždės vėlė mus žiūrės. Kai tu atversi man duris, aš atsidursiu viduje. Aš linkiu jums atrasti save, netgi jeigu jūs bandot grot muziką ir paskui išaiškėja, kad muzika nėra jūsų pašaukimas, nebijokite šito. Galbūt jūsų pašaukimas visai kitoje vietoje. Žmogus gyvena tam, kad jis būtų laimingas. O laimingas yra tas, kuris randa savo vietą šitame pasaulyje, kuris daro tai, kas jam patinka, tai, ko jisai dega, tai, ko jis gyvena. Aš linkiu ieškoti, nes tik tada galima atrasti, kai ieškai. Akys vėl spindės. Ir žvaigždės vėl mus žiūrės. Tie, kuriem pasiseks, su tais mes susitiksim scenoje kada nors. Iki. Kai tu atversi man duris, mes atsibusime greta.
šito